Šito įkalsim ir tada šitas daug viską papasakos, o šitas dar daugiau. Labai gražus žempelis, Gediminai. Pirkau. Pirkai? Ja. Brangus? Ne. Gerai. Liftaholikai, kasdieninė mano gyvenimo laida. Lietuviai tikrai ne tik krepšinio, plaukimo ar disko metimo tauta. Ta kas kartą vis galingiau ir galingiau įrodinėja šonaslydžio, drifto gerbėjai, kurių šalyje tikrai daug. Varžybas Varšuvoje stebėjo keliasdešimt tūkstančių žmonių ir būtent lietuviai ten buvo patys ryškiausi. Dešimtis trispalvių, šimtai, gal net ir tūkstančiai atvykusių žmonių iš Lietuvos ir vieningos skanduotės. Benediktas Širba taip baigė dar vieną sezoną Europoje. Esam paskutiniam driftmasterių etape. Oficialiai tai 7, o realiai tai 6, kad turim vėl naują asfaltą arenai. Didžiausias Lenkijos stadionas, Varšuvos pasididžiavimas su beveik 60 tūkstančių sėdimų vietų, kasmet trumpam tampa ne futbolo ir koncertų, o šonaslydžio, drifto namais. Tuo pačiu šios kelios rugsėjo dienos tampa didelė šventė lietuviams.